Sveiki visi, mes ir vėl susitinkame Moterų informacijos centro tinklalaidėje apie sveikus santykius. Ir šiandien kalbėsime, ką daryti, jeigu noriu skirtis, nes, ne visi santykiai linkę trukti visą gyvenimą, aišku, būtų taip geriau, bet ne visuomet taip pavyksta. Ir šiandien mes kalbėsime su Greta Kraujelytė iš Lygių galimybių plėtros centro. Labas, Greta. Sveika, Eglė. Ir Artūru Rudomanskiu, Tolerantiško jaunimo asociacijos pirmininku. Labas, Artūrai. Sveiki. Santykių baigtis apskritai, yra prie tokių traumų, kai tau, viena gyvenimo dalis pasibaigia, reikia pradėti naują, bet dar reikia ir išgėdėti. Bet pabaigti tai, ką keliarius metus puoselėjai, nėra taip lengva. Ir suprasti, kad tau reikia tai pabaigti, irgi nėra lengva. Aš galvoju, ar jūs turite, ir iš savo gyvenimo patirties, ir iš, asmenų, su kuriais bendraujate, konsultuojate, kad, pavyzdžiui, tikrai prieiti prie to sprendimo, kad noriu skirtis, kad man netinka, kažkaip reikia tos kriterijus susidėlioti. Tai Greta, gal pirmiausiai tave kreipiuosi. Taip, gal dėl to, kad aš nedirbu konsultacinio darbo, tai gal šitoje vietoje labiau iš asmeninės patirties, gal neturiu aš kažkokio recepto šitoje vietoje. Tai receptai tik pyragų būna. Tai išeiti iš to santykio, tai čia pirmiausia reikia įsivertinti, ką tu tame santykyje palieki. Ar tai tavo daugiau projekcijos į tą asmenį, kurias tu palieki, ar iš tiesų tame santykyje kažkas nėra gerai. Čia ko gero gal aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra labai didelis skirtumas, kai mes paliekame santykį dėl to, kad kažkas nepavyko, mūsų vertybės išsiskyrė, ar kažkas įvyko sveikų santykių formate. Ir visai kitas aspektas, kai mes kalbame apie norą palikti smurtinį santykį. Tai čia didelė dar visai kita tema. Tai gal aš tiesiog trumpai kol kas tiek apibendrinsiu šitą. Gal Artūras papildys? Papildyk. Aš tai iš savo pusės pasakyčiau, kad gal reikėtų pradėti vertinti save taip ganėtinai visapusiškai, iš tokio makro lygmens pasižiūrėti į save ir tada suprasti, kada tu esi laimingas. Vienas toks mokslininkas Maslow 1951 metais berods sukūrė tokią Maslow piramidę pavadintą, kur žmogaus poreikių piramidė. Ir toje piramidėje nuo pat pagrindo iš apačios, tokių trikampių kylant, dėliojasi tokie patys svarbiausi poreikiai ir jie išveda į galutinį tą poreikį, tai yra savirealizacijos poreikį ir saviraiškos ir panašiai. Tai jeigu kažkokie apačioj poreikiai yra žmogui neišpildomi, arba jie neišpildomi pakankamai, tai susitraukia apatinis sluoksnis ir natūralu, kad žmogaus ta piramidė yra visą laiką tampa mažesnė ir mažesnė. Dėl to labai yra svarbu, kai tu suvoki, kad nori, kad jeigu ta piramidė augtų ir didėtų, tai reikia, kad visi tie poreikiai būtų kuo labiau išpildomi. Ir šeima arba santykiai su artimais žmonėm yra viena iš tos piramidės sudedamųjų dalių. Ir dėl to žmogui yra tikrai svarbu turėti tuos santykius, kurti juos su kažkokiais žmonėmis, bet jie, aišku, savaime suprantama, turi išpildyti ir kitus poreikius, nes jeigu tu santykėje su kitu žmogum jautiesi nesaugiai, tau trūksta užpildyti savo pagrindinius poreikius, tai natūralu, kad nėra pagrindo ir tokiems santykiams jiems plėtotis. Ir dėl to labai yra svarbu nuo pat pradžių visą laiką žiūrėti į tuos santykius, nepamirštant savęs. Nes jeigu tu žiūrėsi į save kaip į visumą, o ne kaip kažkokią dalelę, kurią tu turi išdalinti kiekvienam kitam ir kažkaip visą laiką įtikti, visą laiką prisitaikyti, visą laiką pakentėti ir panašiai, tai tokių santykių nereikia kurti ir tokie santykiai, jeigu jie jie pakankamai gali padaryti daug žalos žmogaus tapatybei. Ir tokią teorinį pagrindą turėdamas, aš labai dažnai pastebėjau ir kai ateina žmonės pas mus į organizaciją, nes ateina su įvairiais iššūkiais. Pas mumis dažniausiai ateina žmonės, kurie turi santykius, kuriant tos pačios lyties sąlygomis. Ir jie susiduria su dar didesniais iššūkiais, o tie iššūkiai dažniausiai susiduria su nesaugumu, nes, pavyzdžiui, yra tokių porų, kurios tęsia savo santykius labai ilgai, bet jos, pavyzdžiui, dar negali pasisakyti savo artimiausiams žmonėms,
arba ateina pasipasakoja kartais apie būdami poroje, pasipasakoja, kaip jie patiria tam tikrus išgaliojimus iš draugų arba išgirsta kažkokius pasipasakojimus darbe, kad va čia sako, va čia pažiūrėkit, čia paukštukai ten tokie ir panašiai. Tai tie žmonės iš esmės patiria ir išorinį spaudimą tiems santykiams ir dar kartais, jeigu dar būtų iš vidaus, tai iš viso galima subirėti kaip asmenybei. Todėl labai yra svarbu pradėti suprasti, kas kuria tave kaip žmogų, kaip asmenybę, tvirtą asmenybę ir kad kas nutiks, jeigu netyčia tie santykiai kažkurio momentu, pavyzdžiui, išsiskirs, o jie gali susidėlioti netinkamai dėl įvairių priežasčių. Aš gal, Artūrą, norėčiau gal papildyti, ypač dėl vienalyčių porų, dėl ko gali būti labai sunku tada palikti šitą santykį, nes į jį įeiti kainuoja labai daug, nes yra internalizuota homofobija, yra iš visuomenės ateinanti homofobija, transfobija, apskritai kvirfobija. Ir tada, kai tu galvoji apie santykį, sunku pripažinti, kad jis yra netobulas, nes tau ir taip kainavo labai daug pastangų, net jeigu atsivėrus ypač artimiesiams, gali sulaukti replikų, tai reikėjo būti, jeigu moteriai, tarkim, tai reikėjo eiti su vyru, pati norėjai prasidėti su moterim, tai tą ir turi. Tai tada yra sunkiau taip pat išeiti ir pasakyti, kad tau skaudu ir kažkas ne taip ir išeiti iš šito santykio, dėl to, kad dar ateina toks spaudimas iš vidaus. Nėra palaikymo. Jo. Taip, nėra palaikymo. Tada antras aspektas, kurį norėjau pridėti, labai geras aspektas dėl iš savęs išlaikymo, tada dėl projekcijos į kitą asmenį, kad jis turi kažkaip užpildyti tavo poreikius. Taip nebūna. Aš irgi norėjau atkreipti dėmesį, kad tu negali kitas žmogus tavęs padaryti laimingo, tikriausiai. Taip, tai čia labai sutampa ir su Artūru, kas sakė, kad tu turi suprasti, kas tave daro laimingą, tavo vertybės įsigryninti ir tada eiti tą lygiavertį santykį su kitu žmogumi, žinant, kaip jums jį kartu kurti. Tai gal dalis ir išsiskyrimų, ko gero, įvyksta dėl to, kad mes projektuojame kitą žmogų, jog jis idealizacija, ta vyksta romantizacija, kai ateisiu santykį, būsi baisiai laimingas ar laiminga. Ir tada jis nutrūksta, nes tavo projekcija sugriūna. Kad kažkoks asmuo ateis ir tave padarys laimingą, bet taip nebūna. Tarsi, iš pradžių dažnai būna, ypač ilgalaikis santykis nuobodu, jau paskui jau prasideda ir vieniša netgi kartais būna. Ir klausimas, ar tai yra kriterijai, kuriais remiantis reikėtų priimti sprendimą skirtis, nes aš girdžiu labai dažnai iš visokio amžiaus žmonių, būtent, kad nuobodulys ir vienišumas lemia svarstymus, kad gal reikėtų ieškoti kažko kito. Aš būčiau labai atsargus dėl to, kad mus labai įtakoja ir kultūrinė aplinka. Tai yra, kaip visuomenė projektuoja, ko tu turėtum iš santykių gauti ir ko tikėtis. Bent jau anksčiau buvo iš santykių labai tikimasi to, kad sukurs žmogui saugumo jausmą, dėl to, kad vienas žmogus, jisai paprastai sunkiai gali, vidutinis žmogus turiu omeny, sunkiai gali išsiversti, išsilaikydamas, pavyzdžiui, pirkdamas būstą, gaudamas visas socialinės paslaugas. Bet ir nėra lengva, ir dabar. Nėra ir dabar lengva, taip. Bet prie gerovės valstybės tas priklausimas nuo finansinės, socialinės tokios gerovės, jisai mažėja dėl to, kad žmogus tampa labiau nepriklausomas ir tada atsiranda poreikis žmogui jau tuos santykius statyti iš kitos perspektyvos, tai yra ne iš saugumo perspektyvos, o iš savirealizacijos ir iš savo vidinių poreikių tokių patenkinimų, kurie kartais ateina dalis iš kultūros, o dalis ateina iš tam tikro fiziologinių tavo poreikių. Ir galbūt dar iš kažkokių kylančių, iš individualių kažkokių poreikių, kurie ateina su kiekvienu žmogumis, tiek yra tam tikros individualybės ir panašiai. Aš būčiau labai atsargus taip vertindamas, kaip žmogui susikurti tą savo santykį su kitu asmeniu ir kaip pradėti jį, ką pasirinkti iš tų strategijų. Bet aš linkčiau link to, kad galbūt reikia pabandyti daug ko.
Prasme, tai nereikia į santykius žiūrėti kaip į kažkokį tik tai seksualinį aspektą arba į kažkokį tik tai saugumo aspektą, kur ten sukursi ten buitį bendrą ir panašiai. Aš manau, kad dėl to įdomus tie santykiai, dėl to, kad tu juos gali pasibandyti, bet jeigu tu elgiesi tuose santykiuose netoksiškai, o iš esmės gerbdamas kitą partnerį, tu gali išsibandyti ir patirti tam tikrus. Ir iš tiesų nėra blogai patirti tam tikrą ir kai pamatai, kad santykiai nesiklosto gerai ir patirti kažkokį nusivylimą ir biškį ir liūdėsi ir arba santykių jau eigoje, jeigu jie vyksta kažkiek tas atsiranda greitai, gal kartais kai greičiau, kai kam lėčiau, tai tas toksai, kad ne to tikėjausi iš to santykių. Tai gali taip susiklostyti ir nėra čia tai baisu. Dėl to ir yra labai svarbu, kaip tu pats žiūri į save, ar kaip į visumą ar ne. Nes jeigu tu žiūrėsi save kaip į ne visumą, tai tada greitai išbarstysi save santykiuose. Ir ar greitai atsiras tas nusivylimas ir tada tu būsi labiau priklausomas nuo tam tikrų aplinkybių, kurios galbūt tada iš tavęs tikėsis, pavyzdžiui, tavo šeima, tėvai ten ir panašiai, ir dėl jų bandysi tikti. Kitu atveju galbūt tau finansinė ta situacija biški trikdys, ar ne. Po to kartais kai kuriuose šeimose atsiranda vaikai, tai dėl vaikų stengimasis ir panašiai. Reikia visą laiką jausti tą santykius ir tiek su žmogumi ir su savim. Čia labai daug savirefleksijos reikia. Taip, reikia. Tiesą sakant, visose tinklalaidėse mes apie tai kalbėjom ir priėjom prie tos pačios išvados, kad reikia tos savirefleksijos, kad žiūrėti, kaip aš jaučiuosi čia dabar su to žmogumi ir panašiai. Aš gal dar vieną norėčiau skirti, nes dabar pagalvojau, kad mes taip susikoncentruojame tuos romantinius santykius, kad iš principo labai mūsų visuomenė yra devalvuotas tiesiog santykiai, draugystės, kurios irgi yra labai svarbios. Ir taip pat tada yra sumenkinamos ir skyrybos irgi draugysčių, prarandamų draugų kontekste, kur praradus labai ilgalaikę draugystę dėl vienokio ir kitokių priežasčių, taigi irgi labai skauda, irgi gėdi žmogaus. Tai tiesiog dar šitą norėjau kažkaip aspektą pridėti, nes mes vis pamirštame. Ir taigi labai svarbu, nes tavo draugų ratas yra tavo ne tik laimė, bet ir tau parama, pagalba, įsiskiriant tiek su romantiniais partneriais, tiek jeigu jūs šeimoje savo su tėvais turi kažkokių problemų, tai tas palaikymas ir jo šitų savo palaikymo rato kūrimas yra labai svarbus. Tai draugai irgi užima didelę vietą tavo gyvenime. Labai, tai ir pakalbėkime apie tai, kaip reikėtų išsiskirti gražiai, nes labai dažnai būna, nesvarbu, ar čia romantinis partneris, ar čia šiaip draugas, draugė, būna, kad tau paskui gali tekti su tuo žmogum susidurti ir bendrauti, netgi gali, darbe gali ten tekti susitikti, bet kur, ten mokslo įstaigai ir panašiai. Ir, išsiskirti gražiai, man atrodo, yra menas tam tikras, Greta. Įdomus klausimas. Irgi galiu tik tais iš asmeninės perspektyvos pasakyti, kad vėlgi grįžtant prie to paties, kad reikia labai daug savirefleksijos. Visgi, kodėl tu palieki tą santykį? Ar palieki santykį dėl to, kad jau įsiskyrė, jau jūsų keliai įsišakojo kažkaip, įsiskyrė ir jūs matot, kad jau jūsų gyvenimas tiesiog nebetenkina šito santykio. Tai mano nuomonė, natūraliai lengviau jį palikti draugiškai ir likti draugais, negu esant kitom aplinkybėm, kai atrodo viskas buvo tvarkoj, bet mano kažkokie lūkesčiai neįvyko, čia galbūt dar kas nors buvo neištikimas ar neištikima, čia labai projektuoju, tai tada tas ir įsiskirimas, kaip įsiskirti draugiškai, jeigu tu kėlei lūkestį ištikimybę savo santykiuose, bet kažkaip šitas subliuško. Tai labai sunku, tai labai individualu. Jeigu mes turėjom viskas tvarkoj, važiavo vėžės ir žiūri, kad kažkas įsiskyrė, tai tik tais reflektuot, kodėl tu palieki šitą santykį. Ar tai vėlgi, ar dėl tavo asmenio? Pirmiausiai. Jo, tai būtent, tada ar jau kas tavęs nebetenkina, ar tai tavęs nebetenkina kaip asmenybės, ar dėl to, kaip tu įsivaizdavai šitą santykį ir ne su žmogum, su kuriuo kūrei šitą santykį, bet su savo įsivaizdavimu, kaip tu kūri santykį. Tai čia labai reikia tos savirefleksijos. Tai pavyzdžiui, kodėl aš klausiu apie tą išsiskirimą ir jo gražumą,
Nes aš pati, pavyzdžiui, tikrai gailiuosi, kai vienus pirmųjų santykių palikau realiai pabėgdama ir detaliai ir normaliai žmogui nepaaiškindama na, kas man netiko, ko aš trošku ir norėjau ir kaip aš mačiau tą savo ateitį ir kad be jo. O tai tiesiog... Tai suprantu, gal tiesiog patirties nebuvo. Na tai taip, bet man atrodo, kad, jeigu man būtų kas nors paaiškinęs, kad gal tu gali pasakyti akis į akį, kas tau ten netinka, gal, aš nesijaučiu tokia kalta, bet vėlgi, čia yra tikriausiai labai individualu, tai va, Artūrai, norėjau paklausti tavęs, kiek tas toks humaniškas, civilizuotas išsiskyrimas, prideda, paskui tos ramybės, ramios sielos, žinai, ir panašiai. Jeigu santykiuose buvote ir patyrėte smurtą, tai labai aiškiai reikia nubrėžti ribas ir tikrai nutraukti santykius čia ir dabar, aiškiai taip paaiškinant, kad santykiai negali plėtotis dėl to, kad buvo smurtas. Bet priminkime, kad smurtas vis tiek nėra tik fizinis, bet taip, visoks ir psichologinis ir taip toliau. Bet žemina ir panašiai. Taip, bet tas, žinot, mes vis tiek kažkokiu būdu ir kažkokiu metu, kai bendraujame, turime to tam tikro mikrosmurto, tam tikro kartais būna iš tiesiog neigiamos emocijos kažkokios prasilieja ir panašiai, bet jos nėra tokios, kurios yra nukreiptos sąmoningai, ar ne? Bet jeigu yra jau fizinis smurtas, tai tada jau tikrai jokiais būdais nebereikia. Jeigu mes sugebam pajausti, kada yra smurtaujama, kartais būna dar skaudesnis tas smurtas, kuris būna ne fizinis, o turiu omeny tas, kai tu patiri ar kažkokią ekonominį, ar kažkokį socialinį, ar žeminimą viešą ir panašiai, daug visokiausių su psichologija susijusių smurtų, bet jį sunkiau yra galbūt netgi ir kai kuriuose vietose įvardinti, bet jeigu matosi ta intencija, kad iš tikrųjų žmogus smurtauja nuolat, tai tikrai reikia jį čia ir dabar nutraukti, nes jisai bus linkęs pasikartoti ir tų vaistų tokiems, kur piktybiškai yra daromas smurtas, jau jiems nėra. Bet jeigu yra ten kažkokie, tarkim, šiaip kažkokie nesutarimai, tai čia, manau, juos tikrai galima spręsti dialogų būdu. Bet jeigu norint išeiti iš santykių, nes daug gali aplinkybių pasikeisti. Gal su tuo žmogumi yra negera, gal su tuo... Tiesiog netinka. Taip, tai tada taip iš tiesų, jeigu žmogus su tavim buvo galbūt ir sąžiningas ir teisingas, bet nėra ryšio kažkokio, tai neprivalai tu kankintis. Taip, bet reikia aiškiai ir pasakyti, tu negali žmogui meluoti ir slėpti, tai ir bandyti apžaisti, kad galbūt jisai supras. Ne, nes kai tam žmogui pasakai, kad galbūt jisai supras, dar sunkiau po to išeina iš santykių. Dėl to dažnai žmonės jau kai tada ir pas mumis ateina labai dažnai organizacija, aš čia dariau, stengiausi šitai, aš čia mane pasiėmė į kelionę kartu, tai aš galėjau nevažiuoti tą kelionę, tai ko tada man čia davė ženklą kažkokį, kad būti kartu, žodžiu, o pasirodo visai nenorėjau būti kartu. Tai labai jaučiasi. Komunikacijos aiškumas. Aiškumas turi būti labai nubrėžta, viskas aiškiai, kad jeigu tu jau tikrai esi apsisprendęs ir turi norą nutraukti santykius, tu turi tiesiai šviesiai pasakyti, negali vedžioti žmogų už nosies, nes vėliau gali šaukti kaip tik didesnį tą pasipriešinimą žmogaus, nes jam visi tie santykiai, kurie trūko nuo to laiko, kai tu jau buvai apsisprendęs ir vis tiek darai kažkokius veiksmus, jie gali būti suprantami, kad galbūt čia tavo neapsisprendimo reikalas, galbūt tu visgi nori, bet gal kitos aplinkybės kažkokios lėmė ir panašiai. Ir kitas dalykas, papildant tave, tai ta prasme, tavo tas partneris, ar partnerė, su kuriuo nori skirtis, tampa tavo įkaitu. Ar įkaita? Iš principo taip. Iš principo taip. Jeigu mes kalbam vėlgi apie gražų santykį, kur puoselėjo ir dėl kažkokio aplinkybių nebetinka kažkas ir nori skirti, tai tada, jeigu tu iškart nepasakai, tempi dėl vienokio ar kitokio aplinkybių, tai tu ne tik tempi laiką, kur pats ir pati neapsisprendi, bet lygiai taip pat tas žmogus irgi negali tada susitaikyti su to, kad vyko skyrybos ir tada ieškotis, ką jam toliau su savim daryti. Tai šitas momentas. Galbūt tada grįšiu prie smurtinio santykio, kad čia galbūt reikėtų paaiškinti, yra išskiriami 4 pagrindiniai tipai.
Tai yra psichologinis, seksualinis, ekonominis ir fizinis. Ir dažniausiai nuo fizinio niekas neprasideda. Dažniausiai prasideda nuo tam tikrų manipulacijų, viskas iš pradžių gali atrodyti labai gražu. Ir tiesiog tau kartais savo komentarus, kokia čia suknelė tų užsidėjus. Ir tas menkinimas nuolatinis, kuris yra iš pradžių retesnis, kuris tavo nuomonės neigimas, tavęs pašiepimas prie tavo draugų ir draugų. Ir daug labai įvairių yra psichologinio smurto aspektų. Jis dažnėja, kadangi jis yra iš pradžių toks menkas ir dalis psichologinio smurto mūsų visuomenė yra normalizuota, mes jo nematome, pažįstamumo yra didelė problema, todėl mes jį irgi normalizuojame, priimame patruputį, tada jo daugėja ir kažkuriam etape tu galvoji, kad per daug, bet nesupranti, kas įvyko, kodėl tu iš pradžių to nematei. Tai čia yra labai labai svarbu nubrėžti liniją, kad žmogus, moteris ar vyras, kuris patyrė smurtą, niekada nėra dėl to kaltas. Pas mus visuomenė labai gajus yra aukų kaltinimas. Tai žinojo, su ko susidėjo, tai nereikėjo. Bet čia tas ir yra, kad tu negali žinoti, jeigu pradžioje viskas labai taip smulku buvo. Taip, smulku. Ir kur problema, čia reikia irgi pabrėžti, stengiantis išeiti iš tokio santykio, net jeigu nebuvo prieš tai fizinio smurto, padidėja rizika, berods apie 70% padidėja rizika fizinio smurto ir net nužudimo, kai bandai išeiti iš smurtinio santykio. Tai yra ir pavojinga. Tai jeigu tu jauti, kad patiri smurtą, labai svarbu kreiptis į specializuotus pagalbos centrus arba bent jau pasiskaityti, ar tu patiri smurtą. Yra labai fainas puslapis visūreikalas.lt. Tai jeigu manote, kad patirite vienokį ir kitokį smurtą, ten tikrai yra labai daug reikalingos informacijos, tiek kaip tas smurtas atrodo, kokios jo specifikos ir kur kreiptis patiriant smurtą. Tai tikrai rekomenduoju. Bet tai labai galima ir pasitart, ar čia tikrai smurtas, nes, pavyzdžiui, tikrai kai tu esi tam santykė ir ten tie visi medaus mėnesiai ir visa kita, tu gali ten nesuvokti iki galo. Taip, tai jūs čia kalbate apie smurto ratą, kur įvyksta iš pradžių, viskas yra lėtai, tada yra koks nors stipresnis įvykis, tai gali būti, kad net telefonai tavo veidą metė ir praskėlė akį. Dėl to, kad kažką netai pasakė, ar tavo vakarienė nepatiko ir gali būti bet kokiu pateisinimu prigalvota, kodėl tu esi kalta ar kaltas, kad prieš tave buvo nukreiptas mano fizinio smurto aktas arba kitoks smurto aktas, seksualinio smurto aktas. Ir tada, kai kažkas netinka, aš noriu išeiti, įvyksta tas atsiprašinėjimas. Sako, ateinu su gėlėm, tai čia viskas pasikeis, viskas bus gerai, aš daugiau nieko nebedarysiu. Ir tada kurį laiką vėl viskas būna gerai, kurį vadina tą medaus mėnesiu. Bet problema su tuo, kad po kiekvieno medaus mėnesio smurtas padidėja ir jis stiprėja. Yra statistika, kad moterim vidutiniškai prireikia 35 kartų išeiti visiškai iš smurtinio santykio. Siaubas, labai daug. Taip, labai daug. Ir va čia, kur irgi labai svarbu, jeigu esate artimasis ar artimuoju žmogaus, kuris savo, kad patiria smurtą ir bando išeiti smurtinių santykių ir vėl grįžti, tai nenumuoti ranką, kad čia viskas prarasta. Kiekvieną kartą stengtis padėti ir palaikyti. Jeigu ir grįž, svarbiausia nepalikti, nes tam žmogui besąlygiškai, net žiauriai svarbu yra, kad turėtų kas palaikytų ir kur galėtų išeiti nuo to smurtinio santykio. Nesvarbu, kad grįžtų atgal. Tas vilties turėjimas ir suteikimas paramos be galo svarbu, kad galiausiai asmuo galėtų palikti smurtaujantį asmenį. Bet kadangi mes kalbam vis tiek labiau apie jaunimą, tai tikriausiai dar to, gali būti smurtiniai santykiai, bet jie nebus tokie ilgamečiai. Jie gali būti ilgamečiai, jeigu jie prasideda tam pačiam paauglystės periodą, tai jie gali būti ilgamečiai. Ilgamečiai gali būti mano asmeninės mamos patirtis buvo taip, kad jie nusinešė į kapus galiausiai. Bet jinai turėjo problemų su alkoholiu ir turėjo santykių su partneriu, su kurio pragyveno berods apie 19 metų. Ir buvo jinai atitraukta nuo to alkoholizmo ir buvo atitraukta nuo to partnerio, bet kai tik tai atsitraukė nuo priežiūro nuo jos, tai jinai vėl sugrįžo į tą santykį ir galiausiai užbaigė ją, paliko, jie buvo girti, grįžo namo ir jis neįleido į namus ir jinai sušalo prie durų.
Labai -15 skaudu laipsnių. girdėti, labai užuojauta didžiulė. Tai aš jau tiesiog buvau jau supratęs, kad tai yra, bet aš tiesiog nebuvau pakankamai gebantis padėti, nes buvau per mažas tiesiog, bet vat, patį tą procesą tai galima buvo pamatyti ir tas tęsiasi ne per vieną kartą, tai tas smurtas jisai pasireikšdavo ne vienu kartu, tai būdavo ir sumušimai visokiausi ir būdavo visokiausios ten kažkokie nekalbėjimai, finansų nepasidalinimas ir panašiai, tai daug visokiausių tokių dalykų ėjo link to ir buvo tam tikros pagalbos, bet ta pagalba buvo nepakankama tam, kad suvoktų, kad reikia nutraukti viską. Ir jeigu paaiškinti, kodėl taip vyksta, nes smegenyse įvyksta tam tikri pokyčiai ir žmogus išmoksta bejėgiškumo. Tai kai nuolat kasdieną tavo mintis tampa smurtautojo mintimis, kai sako, kai tu nieko verta, tu be manęs nieko neturėsi. Kodėl aš kalbu moterišką giminę, nes 80% patiriančių smurtą yra moteris ir 90% statistika, taip sako, 90% smurtautojų yra vyrai. Tai dėl to moterišką giminę kalbu, kad tu nieko neverta, tu be manęs nieko neturi, tavęs niekas nepriims, tu esi gatvę, o jeigu dar turi vaikų, tai aš su vaikais ką nors atimsiu vaikus, kažką padarysiu. Tai tavo visas gyvenimas ir tavo dienos ratas būna susisukimas į tai, kad ką man padaryti, nes iš pradžių dar internalizavimas šitos kalties, nes tave kaltina, kad tu kalta, kad aš čia tau kažką padariau, nes tu man blogai vakarienę padarai, neišplovai. Ir tu tikriausiai priėmi tą kaltę. Taip, po truputį taip, tu priėmi ir tu ją internalizuoji ir čia išmoksti, tada tu bandai kiekvieną sykį daryti taip, kad nesulauktum to smurto, bet tu vis tiek jo sulauki. Ir va čia tas įvyksta smegenyse. Tai va, ir čia įvyksta smegenyse disonansas, kad tu supranti, kad tu nieko negali daryti ir smurtas bus ir tada įvyksta visiškas bejėgiškumas. Tai gali bėgti nuo to smurto, bet tas ir pastatina grįžti atgal, kad vis dėlto tu jauti ryšį, kad ir koks jis iškreiptas yra su tuo žmogumi ir tu galvoji, kad daugiau nieko geriau atrodo nerasi, čia irgi vienas iš momentų. Tai grįžti atgal, nes tau vis tiek kažkokio atrodo santykio reikia, bet tu viena, o tau visą laiką sako, kad tu esi nieko verta be manęs. Tai čia daug tokių mažų dalykų įsijungia, kur labai sunku išeiti iš to santykio, nes tu net nematai perspektyvų toliau. Tai yra nuolatinė trauma. Trauma smegenis paveikia šitaip, kad tau labai sunku projektuoti ateitį. Dabar yra tyrimų padaryta MRT ir matosi pa žmonės, kurie turėjo arba PTSD tiek, pavyzdžiui, kariai veteranai, tiek, pavyzdžiui, moteris ar vyrai, vaikai patyrė smurtą artimoje aplinkoje arba matė smurtą artimoje aplinkoje, tiek suaugę. Jų smegenyse vyksta tokie pokyčiai, kad lieki tom pačiam taške, kur yra trauma. Reiškia, kodėl taip jinai dar stipriai paveikia, kai tau net primena apie tą patį dalyką. Tau gali prie veido tiesiog kas nors stovi lifte, prie veido kas nors bandyti parodyti arba duot pauosit, pavyzdžiui, kvepalų ir tu iškart sustingsti, nes jau galvoja, kad galbūt prieš tave smurtaus. Sako, kodėl nebėga, nes normali reakcija. Tu išmoksti jau nebejudėti, nebegali bėgti. Arba net freeze yra viena iš tų reakcijų, kai pirmą kartą sureaguoji į smurtą. Tai jeigu kas nors sako tai, kad jinai nieko nesigynė, nerėkė, nebėgo, tai irgi labai svarbu pažymėti, kad sustingimas irgi yra natūrali organizmo reakcija į smurtą, nesvarbu, kada jis įvyko, ar tai jis pirmą kartą ar ne pirmą kartą. Tai grįžtant prie tų smegenų pakeitimų, tai tada įsivaizduokim situaciją. Tu nematai prošvaisčių, niekur geriau nėra, negali niekada susikoncentruoti, ką tau galvoti ateityje, nes tu gyveni nuolatinę baimėje, nuolatiniam nerime ir net ne tik, kad susitaikime, bet neišvengiamume savo situacijos. Ir tau neišeina, tu net negali, tau smegenis tau neleidžia įsivaizduoti kažko geriau, tai tu ir lieki ten, kur esi. Bet gerai, bet būna žmonių, kurie ir tu pati minėjai, ir Artūras minėjo, kad nusprendžia išeiti ir iš smurtinio santykio ir tada išauga rizika būtent fizinio smurto arba net žmogžudystės. Tai kaip išeiti iš tokio santykio? Jeigu tu jau supranti, jau nori, jau planuoji, kažkiek gal gyji. Tai dėl to planavimo aspekto, tai aš vėlgi, kaip sakiau, jeigu manat, kad patirėt smurtą, yra internetinis puslapis visų reikalas.lt, ten yra tikrai informacijos, kur kreiptis.
planavimas yra galbūt net kertinis momentas šitoje vietoje, ką moteris būna daro, tai kad jos laukia, kol vyras būna darbe, pasiima vaikus, galbūt išvažiuoja pas tėvus, arba su vaikais išvažiuoja, kreipiasi į specializuotus pagalbos centrus, arba kol vyro nėra namuose, skambinasi ir konsultuojasi, ką man daryti. Tada teisininkai ir psichologai, arba tos darbuotojos, kuris čia dirba, jos patiria, kaip saugiausiai išeiti iš to santykio. Aš to tikrai nepasakysiu, aš nedirbu konkrečiai tiesiogiai su aukom. Kiekviena situacija be to yra unikali ir reikia reaguoti į tas aplinkybės, kurios yra čia ir dabar. Tai čia vyksta tiesiog daug labai planavimo tos moters gyvenime ir kasdienybėje, kaip tai padaryti. Saugumo užtikrinime. Taip. Bet čia jau toks krizinis atvejis. Tų krizinių atvejų Lietuvoje ne vienas ir ne. Taip, dėl to užtat labai yra svarbu dar prieš einant į santykius suprasti vieną tą labai svarbų dalyką, kad kai tu eini į santykius, tai santykis yra reikšmingas papildinys, bet ne pakaitalas tavo gyvenimui. Dėl to tu neturi pakeisti dėl to, kad su kažkuo pradėjai bendrauti, kad jau visiškai nutraukti santykius su draugais, su draugiam. Tai nereiškia, kad jeigu tu esi santykiuose, tai jau nebegali užsimti hobiais, nebegali mokytis, daryti karjeros ir panašiai. Ir visą tai turi tavo partneris arba partnerė suvokti ir padėti tavo tuos gyvenimo įprastus dalykus toliau tęsti. Nebent jie jau yra toks reikšmingas kliuvinys tiek vienam, tiek kitam asmeniui, tai galima kažkuo pakeisti, bet atsisakyti visko tikrai yra negerai. Ir aš manau, kad bet jeigu jau taip atsitiko, kad priėjo iki to momento, tai tikrai reikia po truputėlį ieškoti profesionalios pagalbos, pabandyti atkurti santykius su draugais, kiek yra įmanoma. Nes draugai yra tas ramstis, kuris gali tuo momentu galbūt padėti, jeigu reikėtų staiga priėmus tą sprendimą kažkaip išvengti tam tikrų smurto ar panašiai, nes kai kada institucijos teigiama, kad iš tiesų smurtautojas turi būti atskirtas nuo aukos, bet nesuveikia visiškai sėkmingai, tai dėl to reikia turėti planą B staiga, jeigu reikėtų išspręsti. Bet taip, tam yra užtat pagalbos tos institucijos ir moterų informacijos centras yra ta viena iš institucijų, kuri turi ekspertus ir žino, kaip spręsti šitas problemas, kad galima būtų išeiti. Dėl to reikia nebijoti į tuos ekspertus kreiptis, nes jie žino tos modelius, kaip visa tai klostosi, kaip, ta prasme, kas gali nutikti, kokio gali imtis smurtautojas veiksmų prieš asmenį ir panašiai. Bet aišku, prieš pasakant ir bandant išeiti, tai kiekvienas žmogus jau įsivertina ir suvokia, kaip gali maždaug tas žmogus elgtis tam tikrų momentų. Tai jeigu jau gerai pažįsti, kad ir bus galbūt nusivylimas kažkoks, gal ten aprieks ar dar kažką, bet daugiau nieko jisai tas nesusiklostysi toliau, tada galima taip kažkaip aiškiau. Bet jeigu yra bent kažkoks menkiausias dalykas, kad tai gali išsivystyti į kažką tokio, kuo tu jau nebesuvaldysi, tai reikia tam pasirinkti, susiplanuoti iš anksto, pasirinkti tinkamas vietas, kur tą pasakyti. Galbūt tai pasakyti viešojoje erdvėje, galbūt iš anksto informuoti savo draugus, kad aš nežinau, kaip sureaguos mano partneris, kad aš ketinu, gal galiu pas tave ten apsistoti savaitgaliui, atvažiuoti su vaikais ar dar kažką ir panašiai. Nes gali įvykti tokio tikrai tragedijų, gali rimtų tragedijų, kur baigėsi smurtu tokiu ir nužudimais ir panašiai. Tai į vieną arba į kitą pusę arba įsiginti. Bet aš manau, kad tas žmogus, kuris nori nutraukti tą santykį, kuris galbūt yra dėl to, kad jisai susijęs su smurtu, tai jau jisai bet kokiu atveju reikia kreiptis į tas specializuotas pagalbos institucijas, dėl to, kad jos iš tiesų tikrai padės susidėlioti aišku planą, nes jau čia yra problema. Bet jeigu tai yra šiaip tiesiog santykis, kur reikia, tai tada tiesiog reikia taip tinkamą vietą. Galbūt jeigu tas žmogus žinai, kad ramiai sureaguos, turi aiškiai nubrėžti ribą, aiškiai pasakyti, kad viskas, mes priėjome liepto galą. Be jokių liksime draugais. Be jokių liksime draugais, nes iš tiesų, tiesą sakant, tas liksime draugais labai yra irgi pavojingas ir netgi tam asmeniui gali būti skausmingas. Jeigu po to ateityje gyvenime susiklostys, kad jūs tapsite draugais, tai
puiku, vis sveikintina, ta prasme, Bet nereikia žadėti, tikriausiai. Bet nereikia jo jokių tokių suteikti vilčių, nes tas žmogus galbūt iš tiesų įvertinęs įvairias aplinkybės per tuos santykius, jisai turi galbūt kitokį interpretaciją tų santykių ir sakau, ir ten pavyzdžiui gali susiklostyti, kad ar jūs į kelionę kartu važiavote, ar ten jūs į bendrą vakarėlį su draugais ėjote ir panašiai, nors jau jūs žinot, kad jūs nebebūsite kartu. Tai gali sukurti tą sampratą, kad gal visgi čia buvo viskas gerai, tik tai gal šiandien kokia nuotaika netokia. Arba kažkas neapsisprendęs, gal čia reikia labiau paspausti, kartais net kai kuriems pagalvoja, kad galbūt reikia ir pasmurtauti šitoje vietoje, nes jūs galbūt tik reikia griežtesnio tono, ten dar kažko, nes saugumą taip suvoks, kad čia tvirtesnis apsisprendimas žmogus, man nereikia kažkokio minkšto žmogus ar panašiai. Vis manęs nežinai, kaip žmogus projektuoja į tave santykį. Mes daug kalbėjom apie tą tokį kraštutinį fizinio smurto santykį, bet, pavyzdžiui, būna tokių atvejų, kai, tarkime, santykis nėra toks smurtinis, bent jau be fizinio smurto. Tai čia jau kalbame apie tai, kai jau tokios situacijos susiklosto, jau kai tu jau praradai daug galios iš to santykyje bebūdamas, tai atiduodi vis ir panašiai. Tai jeigu netiduosi, turiu omeny, kad bus santykiai tik kaip papildinys tavo gyvenime, ar ne, tai tada to galbūt nebus ir nieko negalės grasinti. Dėl to labai yra svarbu priminti, kad reikia visą laiką rūpintis ir savimi, būnant santykyje su kitu žmogum. Ar ne? Bet jeigu jau visgi taip jau nutinka ir atsiranda tie grasinimai, tai turi partneris labai aiškiai nubrėžti ribas. Kad jeigu aš atlikau šeimoje tam tikrą pareigą, kažką dariau, ar ne, mes pasidalinom kažkokiamis pareigomis, tai ir aš ten, tarkim, jeigu dariau valgyti, nes aš galbūt gerai gaminau, ar ne, tai nereikia tai laikyti, kad tai buvo viskas, tik tai už dyką, kad tai yra irgi mano laiko sąskaita, mano resursai ir panašiai, kad reikia vertinti tam tikrus dalykus, tai tu man skiri tą, aš skiriu tau tą. Ta prasme, kad tie mainai tam tikri, jie turi būti labai aiškiai parodinti, kad ko tu irgi gali netekti, jeigu kažkaip pradės manipuliuoti. Bet realiai, bet kurio atveju reikėtų tada tartis geriau su institucijom, kaip šitoje vietoje, kad žmogus neliktų visiškai, jeigu jisai jau neteko labai daug ir nori išeiti iš santykių, kad su institucijom, kad tas manipulacijos nevirstų tam tikrų po to išeinant iš santykių skurdu arba smurtu. Bet tai, pavyzdžiui, su kokiom institucijom tartis, jeigu man, tarkime, man grasina, kad jeigu aš nuspręsiu išsiskirti, tas žmogus nusižudys. Čia labai svarbu pabrėžti, kad į visus grasinimus nusižudyti reikia rimtai žvelgti. Nesvarbu, ar tau grasina manipuliuojant ar ne. Bet tai reiškia, kad tu tada negali skirtis. Ne, gali skirtis. Esminis dalykas, pirmiausia paklausi, ar tam žmogui reikia pagalbos ir tuo metu ir gali iškviesti tiek 112 paskambinus greitai. Jeigu nori nusižudyti, tam yra pagalba. Jeigu bijai, kad tuo metu, kol tu kviesi pagalbą ir tavo gyvybei gali kilti pavojus, tai pasitraukti iš tos aplinkos, bet to žmogaus nepalikti vieno, įspėti kažkam, kad jis apie tai grasina ir į tai reaguoti rimtai. Tai tiesiog aš labai norėjau šitą dalyką akcentuoti, kad nepasiduoti manipulacijai, bet ir nepalikti vieno žmogaus iš to, nes tu niekada nežinai, gal tas žmogus iš tiesų nori nusižudyti. Taip, niekada tikrai nežinai. Tai va, tai rūpinti savo saugumu, bet kartu ir užtikrinti, kad jeigu ne tu, tai kažkas kitas pasirūpins ir patikrins, ar tas žmogus iš tiesų stabilus šiuo metu. Tai kitaip tariant, jeigu man grasina, kad mano buvęs dar esamas partneris grasina nusižudyti, tai aš tai skelbiu jo draugams ir prašau, kad jį prižiūrėtų ir panašiai. Taip. O jeigu jau draugų neužtenka, tada ir tai yra labai ekstra aktyvis, tai tiesiog skambinti policiją, kad aš skiriuosi, man sako, kad noriu nusižudyti, bet aš nesijaučiu saugiai eidama ten, gal jūs galite šitą dalyką sureaguoti, nes tokius dalykus reikia žiūrėti rimtai. Bet manau, kad prieinama prie to skyrybų momento ne iš karto, ne per tą vieną akimirką. Tikrai ne. Ir kadangi per vieną akimirką, tai tu gali pajausti to žmogaus
išsakomas mintis, emocijas, tam tikrą kūno kalbą ir panašiai. Ir dėl to tikrai galima pasiruošti ir galima ir psichologo, jeigu yra, pavyzdžiui, resursų ir galimybės psichologo pasitelkti. Taip pat galbūt... Na, bet už tai reikia mokėti ir be to ne visi žmonės nori eiti pas jų. Jeigu išgirdot, pavyzdžiui, iš esmės, ta prasme, kai būna taip, kad kalba apie skyrybas ir paaiškėja, kad tokia situacija tikrai nusižudysiu, tai taip, išgirdai tą informaciją, nepalieki to žmogaus, taiga sakai, kad va dabar viskas aš čia nutraukiu ir viso gero. Taip, tada kreipiesi į institucijas, kurios iš esmės, va, tarkim, kad ir moterų tas informacijos centras, ar ne, arba vyrų krizių centras, ar ne, yra ir panašiai, kur realiai psichologai gali kartu turėti jūs pokalbyje pradinėme. Ir per tą pokalbį tada jau gali iškomunikuoti plačiau tą, o asmenys, kurie dirba ir teikia pagalbą, jie paprastai žino apie tokias susidariusias situacijas ir kaip spręsti tas suicidinius tokius atvejus. Dėl to, kad mūsų organizacijų irgi, ypatingai kai jauni žmonės būna, jie taip labai į santykius įeina emociškai. Ir ateidavo aš ir pasakydavo tie, kurie, kad vat, iš pat pradžių, kurie ieško pagalbos po to, kai išsiskiria visgi, jie iš esmės iš tikrųjų išgyvena labai didžiulės krizės. Ir aš manau, kad kiekvienas iš mūsų tikriausiai atsimenam į tas pirmas skyrybas, jeigu jos tokios įvyko, kad jos buvo tikrai skausmingos. Kai kurie ateidavo ir pasako, aš čia 3 dienas sėdėjau namie, nieko nežinau ką daryti, aš norėjau iššokti pro langą, bet neiššokau ir panašiai. Tai va tada ir ieškai specialistų pagalbos, kad specialistai padėtų, nes taip gerai, jeigu yra kas nors išklauso, kas nors šalia būna, bet yra jau tie kritiniai momentai kai kuriuose situacijose, kad žmonės kai kurie nesusitvarko, nes jie emociškai yra iš tikrųjų labai išbalansuoti ir pažeidžiami. Ir jie gali būti pažeidžiami ne dėl to, kad jie nori būti kažkokie blogi, bet tiesiog jų pati mentalinė struktūra, visa kultūrinė, žodžiu, patirtis, juos padaro pakankamai jautrius, arba, sakau, kai jauni ypatingai dar būna, dar neturi tos patirties ir atrodo, kad visas pasaulis sugriūna. Ir tikrai tokiems žmonėms reikalinga ta pagalba, dėl to nereikia bijoti kalbėti su psichologais, nes gali to prireikti bet kam, ne tik tai jaunam žmogui, ne tik tai nepatyrusiam žmogui, bet ir suaugusiam ir labai, tu prasme, ir senam. Pavyzdžiui, mano tokių ir asmeninių patirčių turiu, mano močiutė gyveno su seneliu labai daug metų. Virš 60 metų jie kartu išgyveno ir mano senelis virš 80 metų jau buvo ir vėžiu sirgo. Ir mano močiutė kalbėjo, sako, kad va, aš esu gyva tik tai tol, kol jisai yra kartu su manim. Tai tas labai jautėsi, tas jos prisirišimas stiprus prie senelio ir iš tikrųjų, netgi tokio brandaus amžiaus žmonės iš esmės gali irgi pasakyti tokius dalykus, kurie gali išgąsdinti ir išgąsdino mūsų visus ir mes taip ieškojome pagalbos tuo momentu, kad padėti savo močiutei, žodžiu, kad jinai atsikratytų tų minčių. Gal aš norėčiau sugrįžti prie antros klausimo dalies LGBT plus tematikos, nes vienas dalykas, kai Kristina savižudybė, antras dalykas, kai žmogus turi tokį artimą santykį, kad neįsivaizduoju savo gyvenimo be jo. Aš labai džiaugiuosi už tavo močiutę, kad jinai turėjo tokį gražų santykį su savo vyru, kad jau pačioj pabaigoje jisai yra jos gyvenimo dalis iki tokio lygio. Tai ačiū labai už istoriją, kurią pasidalinai. O grįžtant prie LGBT tematikos, tai čia yra labai svarbu irgi atkreipti dėmesį, kad, kaip jūs sakėte, grasinat, kad atskleis, ypač jeigu dar nesi atsiskleidęs ar atskleidusi, tai irgi naudojama kaip psichologinio smurto ir izoliacijos būdai tų žmonių, tai irgi vėlgi labai sunku iš to išeiti. Ko gero, irgi reiktų kreiptis pagalbos, kaip daryti tokiu atveju, kad neliktame santykyje, ir kreiptis į specializuotas, kaip ir mitos, specializuotas kompleksinės pagalbos centrus, bet taip pat ieškoti pagalbos, jeigu ieškai pagalbos su išskirimu net nesmurtiniam santykiui,
su LGBT šiek tiek yra sunkiau, nes ne visi psichologai ir psichoterapeutai yra jautrus šiems klausimams. Ir reikia labai suvokia niuansus tuos. Taip, tai va, ir čia yra labai svarbu, nes niuansų LGBT yra labai daug papildomų tiek dėl atskleidimo, tiek dėl skirtingų smurto būdų. Pavyzdžiui, jeigu yra trans vyras ir moteris, nesvarbu trans asmuo, prieš jį gali smurtauti taip, kad netitinka jo lytinės tapatybės. Tai reiškia, gali būti seksualinis smurtas, darant tai, kaip jis nesijaučia tas žmogus, kad norėtų elgtis, nes tos, pavyzdžiui, kūno vietos jam asocijuojasi su gyvenimu, kuris nenori turėti arba jį nenori turėti. Tai labai tada atsiranda tokių smulkesnių niuansų, kaip galima tą žmogų žeminti jo savivertę ir orumą arba, pavyzdžiui, kitus įvardžius naudoti, jeigu yra moteris ir ją kreipiasi maišo specialiai, kreipiasi vyriškais įvardžiais arba taip vadinamų mirusių vardu. Tai irgi yra traumuojančios tokios patirtys. Tai čia tokie atsiranda aspektai smurto papildomai nuo to standartinio mūsų 4 aspektų. Bet, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, grasina atskleisti ar ne tavo tapatybę, seksualinę orientaciją ir tu nesi dar paskelbęs tai savo ten šeimai, jeigu esi jaunas, savo tėvams, darbui ir panašiai, tai čia vėlgi, čia yra iš dalies nusikaltimas, tai klausimas, ar galima dėl to kreiptis į policiją, kaip geriau sunaviguoti šitoje situacijoje. Va čia yra didelė skylė. Manau, kad reikia, aišku, vertinti, ta prasme, kaip idealiu atveju turėtų viskas veikti, bet idealių atvejų pas mumis dažnai ir nebūna. Dėl to ir turim tų daug visokiausių traumų ir tokių skaudžių patirčių. Bet reikia tiesiog suvokti, kad mūsų policija yra nepasirengusi dar spręsti su LGBT porų klausimu. Ir yra tik galbūt pavieniai asmenys, kurie gali tai padėti, dėl to labai reikia iš tikrųjų atsargiai į tai reaguoti, nes tą informaciją gali kaip tik priešingai panaudoti prieš tą asmenį, kuris ieško pagalbos. Tai tada belieka NVO? Tai. Aš manau, kad pirmiausiai reikia identifikuoti tos šaltinius, kurie yra saugus, bet čia ne tik tai LGBT klausimų, bet apskritai tam žmogui, kuris ieško pagalbos, identifikuoti, kurie yra saugus. O tie, kurie teikia pagalbą ir kurie realiai teikia pagalbą, stengtis visą laiką pabrėžti tam tikrus dalykus. Dėl to kartais mes kalbame, kad čia demonstruoja LGBT vėliavas ar ne kažkur ar ne. Bet LGBT vėliava tai reiškia ne tik tai demonstracija, bet tai yra ženklas, kad tai yra saugi erdvė būti tiems žmonėms, kurie yra toje erdvėje. Tai pavyzdžiui, įsivaizduokite, jeigu būtų, tarkim, kokia nors sveikatos įstaiga, ar ne, kuri teikia paslaugas žmonėms ir joje būtų kažkur matomai vietoje įeinant LGBT vėliavą, tarkim, tai tau signalizuoja iš karto tam žmogui, kuris ateina, kad šitoje įstaigoje yra tam tikra politika, kad joje bus gerbiami LGBT žmonės, kad joje tu gali neslėpti tam tikrų dalykų, kad tu gali tiesiog būti savimi. Ir taip žmonės labai yra skirtingi ir jie ne tik tai LGBT aspektų, bet taip pat mes turim labai daug patirčių, kurios patiria, pavyzdžiui, moteris, kurios yra iš migrantų šeimų, iš kito religinio spektro kažkokio, ar ne? Tai kai kurie iš tos kitos kultūrinės, ekonominės erdvės atvykę, kur visai kitaip suvokia, kuo turi būti žmogus arba kokios lyties žmogus kaip turi elgtis. Tai dėl to labai yra svarbu pačiam žmogui identifikuoti, kas tau gali padėti iš tikrųjų. Ir tie ženklai, simboliai tam tikri, jie gali padėti atpažinti, kad šita erdvė yra saugi. Dėl to, pavyzdžiui, kreipiantis netgi psichologo pagalbos ar panašiai, kaip kolegė ir užsiminė, kad galima per nevyriausybinės organizacijas ar per tam tikras struktūras atpažinti, kurios institucijos iš tikrųjų pajėgios teikti pagalbą arba bent jau pajėgios tau surasti šaltinį, kuris tau gali padėti tą teikti pagalbą. Bet tada gal tikriausiai ir komunikuoti reikia tiesiai, kad, pavyzdžiui, noriu psichoterapeuto dirbančio su LGBT plus žmonėmis. Aš tik gal dar norėčiau grįžti prie pagalbos kreipimosi. Labai svarbu, kodėl tada nesikreipia LGBT poros, kai prieš jas smurtauja ar kažkas yra, todėl kad jis bijo antrinės viktimizacijos dėl trans tapatybių, dėl santykio kaip neegzistavimo teisiniai, nes paskambins, sakysi, prieš mane smurtauja kas? Draugė? Tai išeik.
nu, bet jinai gyvena mano namuose. Tai draugė, taigi išvaryk, nu, bet ne visai iš taip, tai va čia tu gyveni to žmogaus, nors kartu kūrėte, pavyzdžiui, kartu ten paskolą mokėjote už būstą, nors buvo ten vieno asmens vardu, bet tu esi niekas ir tiesiog tu iš savo namų turi išeiti, nes kažkas, pavyzdžiui, smurtauja prieš tave. Ir tai gali atsitikti tokių liūdnų iš tikrųjų situacijų. Bet dar, jeigu galima tik tai minimaliai apie migrantės moteris, jos labai dažnai patiria smurtą ir ypatingai iš religinių tam tikrų kultūrinių aplinkų kartais nesugeba identifikuoti, kad prieš jas yra smurtaujama ir kad priima tai kaip normą. Ir jų buvimas, izoliacinis buvimas ir neįtraukimas į bendruomeninį gyvenimą, uždarimas jų namuose. Ir nebūtinai aišku iš tikrųjų šito vieto migrantų, bet aš tiesiog labai dažnai pastebėjau tarp migrančių moterų, nes man teko dirbti toje aplinkoje. Moterų su negalia irgi izoliacija labai svarbus aspektas. Tai labai sunku išeiti, labai sunku išeiti ir jeigu kartais kažkas iš šalies pamato, kad vyksta toksai dalykas, nereikia ateiti ir pasakyti iš tikrųjų, kad tiesiogiai aš matau, bet reikia po truputėlį megzti ryšius, ir pastebint šitą dalyką, kad tai yra toks santykis ir padėti, nes kartais gal, aišku, visiems negali padėti, bet ir vieno žmogaus ištraukimas iš smurtinių santykių, iš tokios aplinkos, kuri yra nepalanki tam žmogui ir jo asmenybei, tai yra labai labai svarbus dalykas. Taip, Artūras labai gerą temą palėtė šitų daugelybių, tą intersekcionality, persikertančių pažeidžiamumų, ko gero. Yra vienas momentas, kai esi tiesiog vyras ir moteris, yra vienas galios disbalansas, bet jeigu dar atsiranda pas tave moteris ir šitas migracijos aspektas, negalia, tai taip, negalia atsiranda kiti barjerai, tada atsiranda, pavyzdžiui, kalbos barjeras, neturi kam pasakyti, teisėsauga į tave atsainiau žiūri, draugų nėra tos paramos sistemos, su negalia dar yra pilna niuansų atsiranda, todėl kad priklausomai žinoma nuo negalios, pavyzdžiui, jeigu fizinė negalia, tai prasiplečia netgi smurtautojų ratas, nes prieš tave gali smurtauti ne tik tavo šeimos nariai, kuriuos dažniausiai galbūt yra tavo pagalbiniai vieninteliai, dėl ko tu išlipi iš lovos, nes pastumė vežimėlį, vaistus kažkaip sumiksavo, atsiranda tokių specifinių niuansų, kaip gali dar prieš tave smurtauti, o dėl išsiplėtusio rato tai prieš tave gali smurtauti ne tik tavo artima aplinka, bet ir žmonės, kurie ateina tau padėti. Tai mes daug kalbėjom apie smurtinį santykį, bet tie santykiai, ne visi jie būna tokie juodi, kartais jie būna tokie in between, galima sakyti, buvo ten gal kokio psichologinio smurto, bet juk fizinio netėjo, tai, bet tarkime, būna paskui tų situacijų, kai tu susitinki savo ex. Pavyzdžiui, kyla klausimas, ką daryti su bendrais draugais, ar ne, jų ten kokiuose bendrose vakarėliuose, gimtadieniuose, šventėse, dar kažkur nueini, nežinau, į kavinę ir panašiai, ir susitinki. Ir kartais atrodo, jeigu tai smurtinis santykis, tai aišku, tu jau vengsi eiti ir tiesiog nenorėsi ir jau čia beveik akivaizdu. Bet jeigu tai toks, nesmurtinis santykis, bet, nemaloniai išsiskyrėt, vis tiek nebuvo patogus tas pokalbis ir taip toliau. Kartais atrodo, ką daryti, ypač su tais bendrais draugais. Nėra nėra bendro recepto šitiem dalykam, labai priklauso nuo situacijos. Jeigu draugai, tikrai tavo draugai ir toliau su jais bendrauja, tai su jais ir bendrauja. Jeigu eini į bendrą vakarėlį, taip galbūt nesmagu su to vienu asmeniu bendrauti, priklausomai nuo to, kaip išsiskyrėt, jeigu ten su šauksmais ir galbūt neįsi į tą vakarėlį arba kitas asmo, bet taip pat reikia suprasti, kad ta erdvė, tu tokiu atveju pasirenki tą erdvę atiduoti šitam asmeniui. Tai čia irgi vertini asmeniškai, ar tau yra lengviau tada emociškai atiduoti erdvę šitam asmeniui, tam tikrą vieną vakarėlį, ar tu tiesiog eini pabūti savo draugais ir tau nebūtina su to bendrauti, jeigu nėra gražaus santykio. Jeigu yra šiek tiek gražesnis santykis, kur tu gali pasisveikinti ir tokių didelių įtampų nėra, tai nėra problemos. Esminis dalykas suprasti, kad vieša erdvė yra nepasidalina tada per pusę. Mes vis tiek visi einam į tą pačią parduotuvę, ar galbūt parduotuvė tai viena, bet draugai yra visai kas kita. Idealiu atveju. Tai smurtautojas
turėtų būti nubaustas, o ne auka turėtų būti nubausta ir draugų rate lygiai taip pat. Bet tada reikia pranešti draugams. Taip, tai čia idealiu atveju turėtų žinoti, kad jie turi draugą, kuris yra smurtautojas. Arba, pavyzdžiui, jeigu išdavė, ar ne, su kažkuo kitu, tai irgi, na, tarkim, aš nežinau, ar čia pasakyti draugams ar nepasakyti. Tai žinoma, kad pasakyti. Išdavimas yra nesmurtas. Ne, bet labai skaudu. Yra skaudu, taip, bet tai yra nesusitarimo objektas. Jeigu jūs nesusitarėt, tai tada ir galite išeiti, tai čia jūsų nesusitarimo objektas. Smurtautojas yra tas, kuris su intencija darydavo, kad kai yra nepritarimas, bet vis tiek yra daromas toksai veiksmas, ar ne? Tai tada taip, galima tada paviešinti, nes tai buvo smurtiškai, dėl to, kad norėjo pasmurtauti ar kaip norėjo nubausti kitą asmenį arba parodyti jo vietą. Tai vat, idealiu atveju smurtautojas turi būti nubaustas netgi tų draugų, kurie buvo. Bet būna taip, kad iš tiesų nėra kaip, nesako, prieš mane nesmurtavo ir panašiai. Ir tau tenka būti tose aplinkose. Tai reikia žiūrėti, kas yra svarbiau. Arba kartais turi iš tikrųjų, tau taip yra sunku ir tu turi pakeisti aplinką. Ir jeigu draugai tada nesupranta, kad smurtautojas buvo toksai, kad iki tiek tau yra sunku, tai tada ir draugai galbūt neverti būti tavo rate. Ir dėl to tikrai gali užmegzti kitus ryšius. Bet, pavyzdžiui, būna ir gerų pavyzdžių, kaip, pavyzdžiui, aš išsiskyriau su 2 partneriais, o po to juos pasikviečiau į filmo peržiūrą kažkada ir tai buvo pagrindas įkurti tolerantišką jaunimo asociaciją. Na, būna ir gerų atvejų, tikrai. Ta prasme, čia labai priklauso. Viskas civilizuota. Tai jeigu civilizuota, tai aš manau, kad link, kad būtų geriau išsiskirti. Jūs čia bandas bus nuvesti nuo smurto temos, mes jais sugrįžtam. Aš tiesiog galbūt papildama Artūrą, taip, smurtautojas turi nubaustas tų draugų, bet galbūt ne visada taip gaunasi, tiesiog tai yra dar didesnis smūgis, kad tu prarandi tada ir savo artimą ir paramos ratą. Taip, jau gaunasi, kad jeigu jie pasirenka tą kitą pusę. Bet jeigu mes norėdami pabaigti tą gražesnę gaidą, kur yra tiesiog mes kalbam apie yra toks stereotipas susiformavęs, kad LGBT bendruomenė yra nedidelė ir tada gaunasi, kad tu vis tiek susitinki ne visai tai yra tiesa, kurie žmonės nesirenka tos bendrus ir susiranda partnerius internetu ir visiškai nežino apie bendruomeninius susitikimus, bet yra žmonės, kurie nuolat toj pačioje erdvėje, tose pačiuose festivaliuose, jie susitinka ir tu gali ten sutikti daug savo eksių. Tai gali susitikti, tau nebūtina su jais bendrauti, erdvė yra visiems ir visoms. Jeigu tai buvo gražus santykis, tai vėlgi sakau, tai yra erdvė visoms, tau nebūtina jos atiduoti. Čia va tas esminis atstovėjimas už save, kad aš einu susitiksiu su savo draugais, toj pačioje erdvėje, kur aš susipažinau, kur man viskas yra tvarkoj, einu turėti savo gero laiko ir tada man net nebūtina galvoti apie, kad aš turiu kažkaip bendrauti su asmeniu, nes galbūt net ir erdvė yra didesnė, net jei ir mažesnė. Einu būti su žmonėms, su kuriais man yra malonu būti, ten, kur aš nuolat esu. Tai tiesiog nepamiršti, kad nesvarbu, kad jums galbūt nemalonu būti, bet ta erdvė yra visų šiuo atžvilgiu ir tiesiog prieš save būti atvirai. Ar man atvirai ir atviram, ar man ten gerai būti su jais, man ten patinka, aš ten visada laiką leidžiu, tai jau man susiformavus tradicija, aš ten vis tiek vyksiu ir man bus labai fainai dėl to, kad man ten visada fainai ir nesvarbu, kad ten yra tas mano buvęs ar buvusi. Tai labai dėkoju jums abiems, tikrai labai turiningai, manau, pakalbėjom ir labai dėkoju visiems klausytojams, žiūrovams. Čia buvo Moterų informacijos centro tinklalaidė apie sveikus santykius ir čia mes kalbėjome apie skyrybas, nes tai irgi reikia padaryti gražiai arba jeigu santykis buvo negražus, tai kuo greičiau bėgti.